Sveikas, merginos, Marketė, sveikinuosi dar viename įraše iš mūsų mylimos virtuvės. Ir šį kartą kalbėsim vėlgi valgymo psichologijos tema, kuri gimė labai labai natūraliai, tikiu, ir iš jūsų patirties. Ir šiandien mes atsakysim į visai svarbų klausimą, kuris man kažkaip labai natūraliai gimė, nes vedžiau paskutinius dėmesingo valgymo kursus. Ir supratau, kad mes galim labai gerai suprasti, ką mes darom, kad mes dedam į save maistą, bet mes niekaip negalim savęs sustabdyti ir vis tiek tai darom, kad ir kiek sąmoningos bebūtume. Tai šiandien ir noriu su jumis pasikalbėti tema, kad emocinis valgymas, kodėl mes tai darome ir kaip iš to išsilaisvinti. Ir iš tiesų, turbūt daugelis jūsų pastebėjot, kad valgot ne todėl, kad esat alkanos, o todėl, kad jaučiatės pavargusios, liūdnos, nusiminusios, labai dažnai turim nuobodulio emociją. Ir galbūt valgot šokolado plytelę po sunkios darbo dienos kaip apsidovanojimą už tai, kad išgyvenot kabutėse dieną. Galbūt tai yra traškučių pakelis, kai viskas mus labai stipriai erzina. Ir iš tiesų čia svarbus yra momentas, kalbant apie traškų maistą pykčio ir stipresnių emocijų metu, nes iš tiesų tas traškėjimas išleidžia mums šiek tiek numalšinti patiriam emociją. Ir iš tiesų emocinis valgymas yra gerokai dažnesnis negu gali pasirodyti, nes vėlgi mes turim tą valgymą ne dėl alkio, o dėl patiriamų emocijų ir labai dažnai tai yra tapę tiesiog įpročiu, kuris yra visiškai nevaldomas. Tai šiame įraše padėsiu jums suprasti, kodėl tai vyksta, padėsiu atpažinti emocinį valgymą ir kągi su tuo daryti. Tai iš tiesų kalbėsim apie keletą strategijų, kalbėsim apie tai, kodėl smegenys mus verčia siekti maisto, kai jaučiamės blogai. Kodėl taip sunku sustoti, net kai suprantame, kad valgome ne dėl alkio, kaip ir sakiau, sąmoningumas gali būti, aš suprantu, kad darau blogai, bet vis tiek darau, kad ir kaip tai bebūtų. Ir kaip atpažinti emocinio valgymo signalus, bei kokie paprasti realūs būdai gali padėti sumažinti emocinį valgymą. Ir kas yra labai svarbu, kad šiame įraše, kaip ir visame valgų be žalos projekte, mes neturėsim jokio savęs kaltinimo. Mes apskritai čia neieškosim kaltų, o vietoj to tiesiog mokysimės atpažinti emocijas ir duoti savo viską, ko tik tai bereikėtų tam, kad mes galėtumėm iš viso to ištrūkti. Tai iš tiesų pirmasis punktas, kurį šiandien ir noriu paliesti, tai maistas kaip paguoda ir kodėl smegenys to maisto taip nori. Ir iš tiesų pastarosiom dienom labai daug diskusijų turim su merginom apie tai, kad maistas yra vienas lengviausių būdų patirti trumpalaikį malonumą. Ir tai tikrai nėra tavo kaltė, taip tiesiog veikia mūsų smegenys, kad mes jau nuo vaikystės esame atsinešę suvokimą, kad maistas siejasi su paguoda. Neverk gausi saldainį, nepyk gausi saldainį, kažką gero padarysi, gausi saldainį, o jeigu kažko gero nepadarysi, tai tada to saldainio negausi. Ir kas atsitinka, kad mes tai išmokstam ir tai tampa visiškai automatinė reakcija į stresą. Kaip ir sakiau, ir šiandien daug kartų pamatysim, kad mūsų smegenys yra tinginės ir jos visus tuos išmoktus mechanizmus, kuriuos mes atsinešam per gyvenimą, tiesiog taiko mūsų kasdienybei. Ir kaipgi tai galėtų atrodyti kasdienėme gyvenime, tai pabandykime įsivaizduoti, kad grįžtam po sunkios darbo dienos, jaučiamės išsekusios, nieko nebenorim, tik sėdėti ir atsipalaiduoti. Toks dažnas vienas scenarius
ir staiga prisimenam, kad šaldytuve mes turim picos arba kito skanaus, saldžiai riebaus maisto. Žinom, kad spintelėje yra sausainų, galbūt dar kažko skanaus, galbūt šaldytuve užsilikęs pyrago gabalėlis, nes savaitgalį buvo svečių ir net nespėjam pagalvoti, kaip rankoj tas skanėstas jau atsiranda ir dar dažnai šalia to mes turim ir dar kitas veiklas, tai jungtą televizorių, skrolinimą telefone ir kaip aš kartais sakau, atsipeikėjom tik tai tuo metu, kai maistas jau baigėsi, kai lėkštė yra tuščia, kai pakelis yra tuščias ir taip toliau. Tai kaip tai nutinka ir kodėlgi tai nutinka, nes smegenys išmoksta siekti greito palengvėjimo. Mums tiesiog natūraliai tai suveikia kaip apsaugos sistema nuo streso. Jaučiu kažką nemalonaus - maistas. Jaučiu kažką malonaus - maistas. Ir tokiu būdu mes tiesiog apsaugom save nuo to, kad kasdienybėje patirtumėm stresą. Tai kasgi vyksta mūsų smegenyse? Kai mes valgom maistą, smegenys išskiria dopaminą. Mes turim vieną įrašą, kuriame visai nemažai kalbėjom apie tai, įrašę priklausomybę nuo cukraus ir dopaminas, jau ką šiek tiek esam palietusius, yra malonumo hormonas, kuris suteikia momentinį palengvėjimą. Skanu, faina, gerai, jaučiau streso nebejaučiu, nes jaučiu malonumą ir pasitenkinimą. Ir tai sukuria tam tikrą užburtą ratą, kad jaučiuosi blogai, valgau kažką skanaus. Trumpam tai akimirkai pasijuntu geriau ir vėl jaučiuosi blogai, nes pradeda būti mano gėdos ir kaltės jausmas ir tada dar daugiau valgau vėlgi tam, kad pajausčiau tą malonumą, tą trumpą pasitenkinimo jausmą ir taip ir pasiekėm tą nemalonaus tokio persisotinimo jausmą, kai atrodo, kad maistą galėtumėm net pirštu paliesti. Ir kuo dažniau šitas ciklas yra kartojamas, tuo sunkiau jį nutraukti dėl to, kad smegenys tai laiko veiksmingų problemų sprendimu. Tai viena iš priežasčių, kas ir atsitinka, kad mums neužtenka sąmoningai suprasti, kad mes, tarkim, turim emocinę valgymą, nes mes jau esam tiek įsisukę į tą užburtą emocinę valgymo ratą, kad mes tai tiesiog priimam kaip savaime suprantama ir veiksminga, nes malonumo jausmas yra patiriamas problemų sprendimą. Ir kągi tada daryti ir kaip visą tai sustabdyti. Tai iš tiesų šiandien taip ir keliausim, imsim punktą, kalbėsim, kas vyksta ir kalbėsim apie praktinius patarimus, kaip tai spręsti. Tai labai kviečiu po truputėlį mokytis identifikuoti tai, kas vyksta jūsų viduje. Ir galim tą padaryti per labai paprastą klausimą, tiesiog savęs paklausiant, ar aš tikrai esu alkana, ar tiesiog noriu pasijausti geriau, nes maistas mums per dopamino tą visą sistemą leidžia pasijausti geriau. Ir dėl to mes tiesiog net nesusimąstę imam tai kaip problemų sprendimo būdą. Jeigu pažinsim ir suprasim, kas tuo metu su mumis vyksta, mes galėsim pasirinkti kitas alternatyvas. Ir antrasis sprendimų būdas ir yra alternatyvų paieškos, nes jeigu mes sąmoningai suprantam, kad vis dėlto atsakymas iš tiesų yra pasijusti geriau, tai mūsų tikslas tada yra pabandyti surasti kitą būdą, kaip pavyzdys pasivaikščioti, paklausyti muzikos ar tiesiog giliai ir ramiai pakvėpuoti, tam, kad mes nurimtumėm, tam, kad mes pasijustumėm geriau ir tokiu būdu turėtumėm tą patį poveikį, tik jau be pasekmių.